Šeimos ir asmenys ketinantis tapti įtėviais ar globėjais privalo išklausyti jiems skirtus GIMK mokymus, kurie vyksta globos centruose. Labai svarbu paminėti, kad viena iš temų įtėviams ir globėjams tokių aktualių ir svarbių pačioj pradžioje atsakyti savo į tai, kokiagi yra motyvacija, dėl ko žmonės ketina tapti globėjais ir įtėviais. Ta motyvacija gali nulemti sėkmingos globos ir įvaikinimo kelią, kuomet tiek vaikas globojamas, tiek jeigu šeimoje yra biologiniai vaikai, tiek patys suaugę žmonės gali jaustis gerai ir užtikrinti vaikų poreikius. Tai kalbant apie motyvaciją, ji nėra tik gera ar bloga, tai yra mūsų poelgių ir vidinių motyvų seka, kuri gali padėti mums atliepti vaikų poreikius. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kai globėjai ateina į GIMK mokymus jau žinodami, kokį vaiką nori globoti. Tikėtina, kad pažįsta tą vaiką iš anksčiau, galbūt yra giminaičiai, galbūt kaimynai ar tiesiog emociniais ryšiais susiję asmenys. Tai iš vienos pusės tai yra labai geras dalykas, kuomet vaikas atkeliautų į pažįstamą jam aplinką, iš kitos pusės gali slypėti pavojus tame, kad suaugę žmonės neįvertina iki galo to vaiko poreikio, neįvertina, kiek yra patyręs tas vaikas, kokių išgyvenimų jam tekę turėti iki tol, kol atkeliautų į šeimą. Tai pasimatuoti ir įsivertinti, ar galės atliepti būtent šito vaiko poreikius, yra labai svarbu. Dar vienas iš tokių labai dažnų atvejų, kuomet šeimos neturi savo biologinių vaikų, dėl vienokio ar kitokio priežasčių galbūt negali jų susilaukti, arba baisesnių atvejų, kai yra netekę savo vaikų ir ateina žmonės ketindami įsivaikinti ar globoti, tikėdamiesi, kad naujai atėjęs vaikas į šeimą gali pakeisti, vaikų neturėjimą arba vaiko netekimą. Tai šitoks motyvas gali būti ydingas, nes vaikutis, kuris atkeliauja į naują šeimą, jis turi begalinį poreikį, kad būtų priimtas, besąlygiškai mylimas ir su niekuo nelyginamas. Tai šeimos ateinančios į GIMK mokymus su specialistais stengiasi įžvelgti tos motyvus, kurie iš vienos pusės gali būti labai kilnūs ir geri, padėti vaikui užaugti, iš kitos pusės gali būti netinkamai traktuojami, kuomet vaikas pakeičiamas, netekto vaiko ar neturimo esant nevaisingumui. Dar neretai būna, kad šeimos, kurios neturi vaikų, pasiduoda aplinkos spaudimo, aplinkinių žmonių, galbūt giminių, kaimynų, tiesiog socialinio rato, kurie mano, kad pilna šeima tai yra šeima su vaiku. Tai dar kartą pasikartosiu, kad šeima turėtų norėti padėti vaikui užaugti, o ne užpildyti savo tuščių namų vietą, sakykime taip. Dar vienas iš motyvų būna, kai šeimos turinčios savo biologinių vaikų, kuomet vaikai jau paaugę, šeima turi pakankamai resursų ir meilės užauginti dar vieną vaiką, tokia situacija būtų labai pagirtina ir tinkama, nes šeima turi ir įgūdžių, ir gebėjimų, ir žinojimo, kaip auginti vaikus, kaip patenkinti jų poreikius, tačiau pavojus gali slypėti tame, kai šeimos mano, kad globojamas vaikas gali atstoti jų biologiniams vaikams draugą, tapti draugu.
Tai toks labai klaidinantis dalykas, nes nebūtinai vaikai sutars, nebūtinai taps draugais ir globojamam ar įvaikintam vaikui gali reikėti daug daugiau dėmesio, kuris galbūt taps, nežinau, išaugs konkurencingumo kažkokį jausmą savo turimam biologiniam vaikui. Tai jei neįvertinam šitų dalykų, gali kilti keblumų auginant kelis vaikus šeimoje ir laviruojant tarp abiejų vaikų poreikių. Galbūt rečiau pasitaikantis, bet vienas iš tokių motyvų kaip religija, religiniai kažkokie įsitikinimai, pasižadėjimai užauginti globojamą vaiką iš vienos pusės irgi gali būti kaip labai kilnus ir geras dalykas, skatintinas, iš kitos pusės gali būti noras žmonių, parodyti aplinkiniams, kaip jie šauniai atlieka savo, pareigą, kaip, tas toksai pasirodymas nėra tinkamas motyvas siekiant užauginti vaiką. Labai panašus motyvas yra socialinius tokius aspektus, kai žmonės turėdami visas finansinės galimybės ir pajėgumus užauginti vaiką, tačiau labiau orientuojasi ne į vaiko interesus, o į tai, ką mano aplinkiniai, kaip jie ten atrodys viešoje erdvėje, galbūt net socialiniuose tinkluose. Tai toks motyvas visiškai neatitinka vaiko interesus ir neužtikrina vaiko poreikį augti saugioje aplinkoje, nebūti išviešintam. Siekiant užauginti globojamą vaiką, žmonės turėtų vadovautis motyvacija padėti vaikui užaugti, o ne patenkinti savo kažkokius vidinius resursus, patenkinti savo neišpildytas svajones ar kažkokius trūkumus. Vienas iš tokių būdų, kai žmonės siekia globoti vaiką, kuomet ištuštėja jų lizdas, kai užauga savo vaikai ir galėtų būti geras sprendimas padėti dar vienam vaikui ar keliam vaikam užaugti, tačiau jeigu yra užkelti reikalavimai globojamam vaikui atitikti kažkokius tai lūkesčius, kurie buvo keliami savo biologiniams vaikams, kurie turėjo potencialą, mokytis, tobulėti ir siekti kažkokių aukštumų, tai su globojamas ir įvaikintais vaikais jų poreikiai gali būti labiau orientuoti į saugumą, į rūpestį, į besąlyginę meilę, nes mokslai vaikam, kurie yra patyrę daug netekčių, daug išgyvenimų, skausmingų išgyvenimų, gali likti antraeiliai ir neatitikti būtent tame momente, gyvenimo momente neatitikti vaiko geriausius interesus. Tobula motyvacija yra tuomet, kai yra noras padėti vaikui užaugti. Tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių dalykų vaikam, kurie yra netekę tėvų globos. Vaikui turi būti saugu, ramu, jis turi jaustis, kad jis yra priimamas, kad juo rūpinamasi, kad jis yra ginamas įvairiose situacijose. Tada tokiais atvejais tikrai ta globa gali būti sėkminga ir laimingi gali būti 2 žmonės, 3 žmonės, tai vaikas ir suaugę asmenys. Nes jeigu motyvacija remiasi į suaugusių žmonių poreikių patenkinimą, tai vaikas lieka nuošaly ir tokiais atvejais tie santykiai, tas ryšys su vaiku nebus pakankamai stiprus, kad ateityje užtikrinti, nes neužteks to laiko užauginti vaiką tuose geruose santykiuose, geram ryšyje. Asmenys, šeimos, žmonės, kurie nors kažkada yra pagalvoję apie tai, kad galėtų suteikti vaikui namus ir padėti vaikui, kuris neteko savo šeimos,
užaugti, tikrai kviečiame ir raginame ateiti ir išklausyti GIMK mokymus, kurie vyksta kiekviename globos centre. Lietuvoje, kaip žinome, yra 66 globos centrai ir kiekvienas iš jų vykdo mokymus įtėviams ir globėjams. Todėl tikrai drąsiai kviečiame prisijungti prie mūsų didelės bendruomenės, kuri jau šiai dienai tikrai yra pakankamai didelė, ir padėti vaikam užaugti.